Dėkui už komentarą. Ir dėl laiko, jeigu viską susidėlioji, yra pasakymas, tu planuoji, o dievulis juokės. Tai dažnai irgi būna taip, kad kai dalykai kitą kartą priklauso ne nuo tavęs, tu gali planuoti, neplanavęs, bet nieko nepakeisti. Kūriau puslapį. Sakė skubiai. Nu, ten turim per mėnesį. 3 mėnesius nuotraukas darė. Tai apie ką mes kalbam? Tu gali planuoti neplanavęs, organizuoti neorganizavęs. 3 mėnesius nuotraukas darė, kas savaitę, kas 2, tu girdi, jau penktadienį fotografuoja, pirmadienį atiduoda, pirmadienį fotografuoja, penktadienį nuotraukas atiduoda. Ir taip 3 mėnesius. Ir kas yra kaltas? Nu, tai tokių nutinka. Jo, neprisėdau, čia įkėliau. Tai todėl didinam kolektyvą, kuris galėtų grinai full time dirbti ir padėti visais projektais, nes e-komercija turi būti sutvarkyta čia ir dabar, jeigu ją reikia tvarkyti. Ir kai prisiriši dar prie kitų keletą žmonių, kurie turi tau padėti, bet jie tada negalėjo ir tas dalykas, tada klientas sako, kodėl jūs nepadarėte, arba numatytas terminas iki pirmadienio, tau kažkas sako, oi ne, susirgau, negaliu, ar užmiršau, neskyriau, nebuvai prioritetas, tai tampa bėda. Tai irgi didinau komandą, kad mes galėtume greičiau ir efektyviau aptarnauti. Tai tada susidėliojus bus galima pasiekti. Bet taip, tai life happens. Jūs neįsivaizduojat, kiek visko nutinka. Klientui paleidom puslapį, viskas veikia. Dabar PIS serveris susijėjo ir kažkas negerai su hostingeriu. Tai veikia, tai neveikia, tai krauna, tai nekrauna. Ir iš ryto pasaka, puslapis 2 sekundės krovimas, apie pietus 15 sekundžių. Ir lauži galvo kamera aplės. Žiūri ir matai, kad serveris šokinėja, planas geras, viena svetainė, viskas tame tvarkoja, tada suki galvo kamera aplės. Rašai hostingeriui ir visa kita. Per kiek? 5 metus su jais. Tai dabar pirmą kartą tokios bėdos. Ir jeigu dar kartosis, tai reikės ieškoti kitų. Plius jų supportas šudinas pasidarė, pajungė dirbtinį intelektą ir niekas nebeišsprendžia mano problemų. Tai daug reikia rašyti, kol dasibeldi iki gyvo žmogaus. Tai, kai susiplanuoji, viskas veikia čiki, bet ne visą laiką viskas veikia taip, kaip turi būti, nes kitą kartą ima ir nebeveikia.